Su kuo tau dar asocijuojasi mokykla? Sunku net pasakyti, ką žinau. Su nieko. Šokoladiškiausia mokyklos vieta. Už kampo. Daug išgersi per šimtadienį. O, jie, tu dar klausi? Ką jūs manote apie mokyklos mokytojus? Nuostabūs žmonės. Ar šioje mokykloje pasirašė tikram gyvenimui? Kas jis toks? Belėkė. Atsakęs mane. Geriausia vieta mokykloje. Kodėl? Kokie mokytojai jūs labiausiai užgrūdino? Buldogas. Talija Čivienė. Chemija. Vardas vardu. Nežinau. Kūno kultūros mokytojai, nes jie tiesiog mus tiesiog duodavo kamuolį ir mes turėdavom patys išsiaiškinti, ką su jais veikti. Man atrodo, taip ir gyvenime būna. Tu tiesiog duoda kamuolį ir tu pats turi suprasti, kaip jo naudotis. Ar šioje mokykloje pasirašė tikram gyvenimui? Nu, panašiai. Bus matyti. Taip ir nesakyk. Egzaminai parodys, nu. Kaip tau, ar patinka šioje mokykloje mokytis? Taip, labai man patinka. Kuo jai tau tai patinka? Nežinau, patinka spalvos, mokyklos, valytojos ir mano klasiokai. Kodėl ne? Variantų yra? Ne. Gal. Ne. Taip. Ne. Ne? Ne. Ne. Kaip žadėt švęst šimtadienį? Blaivai. Blaivai! O, va taip! Balius, Šventį, kurią rinksite jūs. Tut. 11-okai. Kaip parengsite, pašviesim? Ar mokykla stipriai pakeitė tavo gyvenimą? Gal aš geriau mokyklą pakeičiau? O, va tėva. Ar įgėjai daug patirties mokykloje? Tai aišku įgėjau. Kokios? Bėgti iš pamokų kartais. Ar daug įgėjai čia žinių ir ar pasiruošė tolimesniam gyvenimui? Kuriam? Galiu atsakyti? Aš už jį, žinau. Jisai žino. Aš supratau, kad mokykloje galima iš savo varštus įsukinėti. Ir parsinešti namo panaudoti prie traktoriaus. Genialios mintis. Tavo laisvalaikis. Mano laisvalaikis yra kasytis. Ir dėsti save visose vietose. Ta prasme, ir mokykloje, ir namuose. Ką žinot apie elektronų patranką? Ką tokia? Ar spėsi pasiruošti egzaminam per likusią 100 dienų? Manau, kad spėsiu. Egzaminas didelis, per pirmus 4 metus persirašiau. Bus sunku labai, bet nemiegosiu nei dieną, nei naktį, ruošiuosi egzaminam. Ką norėtum palinkėti savo klasės draugams? Ką jūs darot? Tai man tas sakyk. Nebūti flegmų. Kaip Roland. Tu mokeltininkė. Ramybės jums. Pradėti mokintis ir lankyti mokyklą ir nustoti gerti. Noriu palinkėti savo. Nežinau. Žinai ką? Išsiblaivyti. Daug cigarečių. Linkim visiems. Dar vieną dūmą irgi. Kad jie laimingai gyventų. Gerai atšvęsti išleistuvės ir visiems gauti atestatus. Tai labas, mėly 12-okai. Iš tikrųjų, tai aš myliu tos 12-okus, žinau. Ir netgi pagalvoju, kad belekas gali būti mano žentas, belekas gali būti mano marti, ant tiek aš juos labai myliu. Dar noriu palinkėti daug laimės. Noriu palinkėti, kad jie ruoštųsi egzaminui, kad jie ne iš vakaro ateitų pasiruošę egzaminui, bet nors nuo kovo mėnesio pradėtų mokytis.
Dar vat, mintis viena tokia šovė. Lituanistės gal mane ir sukritikuotų labai mano Anyta. Visą laiką sako eilėraštį apie jaunus žmonės. Tegul eina vaikai iš namų, tegul bando, tegul mokos ir klysta, nes turbūt niekad nėra taip skaudu, kaip matyti besparnę jaunystę. Sparnai yra jūsų pačių rankose. Likusi laiką iki egzaminų susikaupti ir pamastyti apie tolimesnį kelią, kad vis tik tai dalis žinių gyvenime pravers. Justas man yra pats geriausias. O tu Sarokinas sakėt, Sarokinas geras. Ir Sarokinas geras. Bet kita man visi 12 geri. O dabar jau geri, ne? Tai ką palinkėtumėt jiems? Viską, kas geriausia. Norėčiau palinkėti susirasti vietą gyvenime, turėti mylimą darbą, kad į darbą eitų kaip į šventę visą laiką ir niekad neatsibostų. Paskutinė apklausa baigta. Po 12 pamokų, kai pravesdavau 12, o dabartinė, jie kaip buvo 10 klasė. Tai parėjęs namo nieko negalėdavau dirbti, tik tai gulėti ant lovos, ilsėtis.